Rubrikoje Olimpinės viltis pasakosime apie kovos meną, kurio jėga slypi kojose. Pajusti varžybų jaudulį ir pabandyti jį prisijaukinti, gerai pakovoti ir žinoma laimėti. Tokiais norais ir tikslais į tradicinės moksleivių tekvando varžybas sostinėje sugužėjo keli šimtai šio olimpinio dvikovos stiliaus pasiekėjų. Šios varžybos yra tokios laisvesnės, čia yra moksleivių pirmenybės, reiškia gali dalyvauti 1–12 klasės moksleiviai ir jos yra tarptautinės, mes turime svečių iš Lenkijos, Latvijos, Estijos ir Lietuvos visi klubai. Šiuose varžybose gali pabandyti savo jėgas ir, sakykime, neilgai lankantys sportininkai, pasižiūrėti, susipažinti su tom varžybų tradicijom, kaip išeiti, pasveikinti priešininką, kaip kovoti, pajusti galų galia tos pačius nervus, tą jaudulį ir tiesiog įsilieti tą kovotojų šeimą, nes vis tiek visus taekwondo sportininkus galima skirstyti dvi dalis. Vieni, kurie sportuoja dėl savęs, kiti, kurie sportuoja dėl sportinių rezultatų. Tai čia, sakykime, moksleivių tarpe yra pirmasis toksai dalykas, kur vaikai gali mėginti siekti kažkokių tai sportinių rezultatų. Tokios varžybos tai nuolatinis bendravimas ir gilinimasis į šio kovos meno tradicijas ir tikrasias filosofinės vertybės. Tai galimybė parodyti save ir matyti, kaip progresuoja tavo bičiuliai bendraminčiai. Kovos menai tai patirtis, kuri keliauja iš kartos į kartą. Kai turi norą, tik tada gali pasiekti tokį suvokimą, kuris tau neleis sakyti, kad aš mokausi muštis, o išdidžiai pakėlęs galvą pasakysi: aš mokausi kovos meno, aš atrandu save, sustiprėju ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai. Ir ta vidinė kovotojo ugnis man padeda gyventi, padeda įveikti kasdieninius sunkumus. Tarptautinis Lietuvos moksleivių tekvando turnyras išskirtinis ne tik dėl didesnių galimybių kovotojams, bet ir vertinimo objektyvumo. Dar jos yra išskirtinės tuo, kad mes jas pravedinėjame su elektroniniam kūno apsaugom, kurios buvo naudojamos Londono olimpinėse žaidynėse. Mes turime nusipirkę šitas sistemas ir jau dabar visoje Europoje, visam pasaulyje naudojamos šitos sistemos, jos yra labai objektyvios ir nėra tokių nuskriaustų, kurie lyg tai būtų taškų neužskaityta ar dar kažką. Elektroninės kūno apsaugos nuo atsiradimo išgyveno ir evoliucinį laikotarpį. Pasaulinė taekwondo federacija vis negalėjo surasti tokio gamintojo, kuris padarytų liemenės, kur būtų mažiausiai paklaidų. Prieš kokius 2–3 metus jau jos buvo galutinai išdirbtos, kur beveik nėra klaidų. Dar yra tokia naujiena, dar niekas neturi, elektroniniai šalmai bus. Net neįsivaizduojam, kiek tai gali kainuoti, dar net neįsivaizduojam, kaip tai veiks, bet tai jau iš viso praktiškai išima žmogišką faktorių. Teisėjai jau nebelabai turės įtakos, nes dabar šiuo atveju dar teisėjai fiksuoja taškus į galvą, kurie yra atliekami. O kai bus šalmai elektroniniai, tai visai tada viskas priklausys tik tai nuo sportininkų. Olimpinės sporto šakos statusą tekvando gavo 2000-aisiais Sidnėjaus olimpinėse žaidynėse. Elektroninės kūno apsaugos oficialiai patvirtintos pasaulinės tekvando federacijos, todėl jau buvo naudojamos šių metų vasaros olimpinėse žaidynėse. Tekvando korėjiečių kovos menas paremtas galingais smūgiais kojomis. Sakoma, kad tekvando kojų smūgiai yra tobuliausi iš visų pasaulio kovinių stilių. Smūgiai šios stiliaus kovose yra labai staigus, todėl kovotojas turi akimirksnį numatyti, kaip ginsis priešininkas ir kokį kitą veiksmą reikės atlikti. Kovojantis tekvando sportininkas tikras energijos šaltinis. Mažųjų tekvando pasiekėjų kovos impulsyvios, dinamiškos, emocingos ir tai pamatyti bei pajusti labai nesunku. Pasižiūrėkime vaikus. Kaip yra tėvai, jie visada mato, ar jų vaikas meluoja ar nemeluoja. Kuo vyresnis vaikas, tuo sunkiau melą atskirti. O pas mažiuką pas jį viskas veide parašyta. Ir užtat jie emocijų neslėpia. Kada jie džiaugiasi, jie visa širdim džiaugiasi. Verkia, atrodo, jų pasaulis sugriuvo. Susidomėjimas šią olimpinę sporto šaką nuolat auga, kovotojai ją pasirenka ir dėl to, kad visame pasaulyje egzistuoja vieninga skaičiavimo kvalifikacinė sistema. Jau nuo 5–6 metų vaikai gali susipažinti su šiuo kovos menu visoje Lietuvoje esančiose tekvando stiliaus sporto klubuose ir pasirinkti kelią, kuriuo ateityje norėtų eiti. Varžybinių ar tiesiog sportuoti savo malonumui. Ateinančių metų pavasarį lauks ir grandiozinis renginys – atviras Lietuvos čempionatas, kuriame laukiama net 400 dalyvių iš 8 šalių. Čempionatas įvyks Vilniuje, tad iki naujų susitikimų.